truputėlį ir pradėti. Tai šiandienos mūsų tema yra, kodėl pokyčiai prasideda ne nuo veiksmo, o nuo aiškumo. Ir norėčiau trumpai irgi prisistatyti. Aš esu Marija Darulė, esu ateities įgūdžių kurso dėstytoja, šiaip esu personalo žmogus ir karjeros konsultantė, taip pat esu pabaigus Eriksoną. Tai užsiemu šiek tiek dar ir coachingu. Tai žodžiu, didelė mano darbų yra susijus su tuo augimu ir su karjera coachingu. Tai labai smagu visus jūs nuoširdžiai matyti šiandien prisijungusius. Ir tikrai džiaugiuosi, kad nusprendžiant šitą laiką skirti savo, nes žinau, kad kiekvienas iš jūsų tikrai galėjo šitą vakarą kažkaip ar ne ilsėtis po darbo dienos, būti su šeima, susitikti su draugais ar tiesiog išjungti kompiuterį ir bent trumpam nieko neveikti. Tai ir džiaugiuosi, kad pasirinko čia būti. Tai man atrodo, kad jau toksai sprendimas niekada nebūna kažkoks atsitiktinis ir dažniausiai jis gimsta tada, kai žmogus jaučia, kad kažkur, viduje jau kurį laiką vyksta tas pokytis. Ir galbūt jis dar neturi kažkokios aiškios formos, gal dar nėra jisai vardytas, bet jis jau kažkur viduj yra. Ir kartais būtent toksai vakaras, kaip šitas, ir tampa vieta, kur tas vidinis jausmas pagaliau įgauna kryptį. Tai iš tikrųjų per savo tą darbinę praktiką labai dažnai matau pasikartojantį dalyką, kad žmonės retai ateina todėl, kad nieko nenori, atvirkščiai, jie dažniausiai ateina turėdami labai daug norų. Ir jie nori pakeisti darbą, nori daugiau dirbti, nori atrasti tiesiog daugiau nori labiau pasitikėti savimi, nori pagaliau daryti tai, apie ką galvojo ne vienerius metus. Ir visa tai yra labai labai gražu, tačiau beveik visada po kelių pokalbių minučių paaiškėja vienas labai svarbus dalykas, kad žmogus puikiai žino, kad nori pokyčių, visiškai nežino, nuo ko juos pradėti, ar ne? Ir man atrodo, kad tai yra viena dažniausių priežasčių, kodėl tiek daug svajonių taip ir lieka svajonėm. Ir visiškai ne todėl, kad žmonės tingėtų, ir ne todėl, kad jiems galbūt trūktų kažkokių gebėjimų, ir net ne todėl, kad jie neturėtų motyvacijos tam, o dažniausia problema, ką aš matau, būna kur kas paprastesnė. Tai trūksta žmonėms aiškumo, o kai nėra aiškumo, tai mūsų smegenis dar ką moka geriausiai. Renkasi tai, kas pažįstama ir kas jau yra saugu, net jeigu ta vieta mūsų jau nebedžiugina. Tai tikrai kartais pagalvoju, kad mes laukiam ar ne kažkokio ypatingo momento, laukiam pirmadienio, laukiam naujų metų, ar ne laukiam, kol galbūt atsiras daugiau laiko, daugiau išteklių, daugiau kažkokio pasitikėjimo savimi. Atrodo, kad kažkur ateityje, kai jau pagaliau mes būsim pasiruošę, kuo ilgiau dirbu su žmonėm, tuo labiau įsitikinu, kad toks momentas ar vis galiausiai ateina. Ne todėl, kad jis nėra įmanomas, o todėl, kad pasiruošimai ateina ne prieš veiksmą, o po pirmųjų žingsnių. Ir mes gal įsivaizduojam, kad pirmiausia turim pasijusti drąsus, tada pradėsim veikti. Tačiau gyvenime dažniausiai viskas vyksta priešingai. Pirmiausia mes padarom. Tuomet pamatom, kad sugebėjom, patikim savim, iš to kyla drąsa, ar ne, ir pasitikėjimas savimi. Nėra savybė, vieną dieną mes randame prabudę ryte, gimsta iš mūsų patirties, iš pažadų, kuriuos savo duodame ir ištesime. Tai iš tokių mikro, o gal ir visai ne mikro pergalių, kurias mes labai dažnai, netgi pamirštam pastebėti. Tai dabar iš tikrųjų norėčiau jūsų kai ko paprašyti. Tikiu, kad turit šalia galbūt ir popieriaus lapą arba užrašus simkit. Šiandien jūsų klausytis, bet ir aktyviai dalyvauti, ar ne?
ir kviečiu kartu padirbti su manim, nes labai dažnai didžiausia atradimai netgi vyksta ne tada, kai mes klausomės kitų žmonių, o tada, kai bent trumpam ir leidžiam savo save išgirsti. Tai labai paprastą klausimą ir pažadu, kad nereikės ieškoti dabar teisingo atsakymo, bet tiesiog parašykit pirmą mintį, kuri ateina į galvą. Tai kokio pokyčio šiuo metu labiausiai norite? Ne 5, ne 10, o 1. Ir galbūt tai bus susijęs su darbu, karjera, ar ne, galbūt su studijom, galbūt su didesniu pasitikėjimu savimi, o gal net su, tarkim, sprendimu skirti daugiau savo. Tai visiškai nesvarbu, koks atsakymas bus, bet kad jis būtų jūsų ir kiltų jums iš vidaus. Tai dabar, nežinau, 30 sekundžių, taip pamastykim apie tai, koks tas pokytis, kurį norim padaryti. Ir dabar dar nieko nekeiskit, taisyti šito sakinio ir negalvokit, ar jis pakankamai kažkaip protingai skamba. Tiesiog perskaitykite savo ir tai, ką parašė, ir labai tikėtina, kad daugumos jūsų prasidės panašiai, ar ne? Noriu pakeisti darbą, noriu atrasti mėgstamą veiklą, noriu daugiau uždirbti, noriu padėti save. Ir žinot ką, čia iš tikrųjų yra labai gera pradžia. Tačiau kartu tai yra vieta, kur dauguma žmonių ir sustoja. Nes jie galvoja, kad jau turi tikslą, o iš tikrųjų jie turi tik norą. Ir tas skirtumas tarp šių dviejų atrodo labai mažas, ar ne? Bet jis dažniausiai lemia, ar po metų žmogus gyvens kitaip, ar vis dar kartos tą patį sakinį. Tai būtent todėl aš noriu pakviesti jūs pažiūrėti į tikslus ne kaip į dar vieną saviugdos temą, o kaip būdą susikurti aiškumą, nes kai atsiranda aiškumas mūsų gyvenime, atsiranda ir kryptis. O kai atsiranda kryptis, tai mūsų smegenims, nebereikia spėlioti ar ne kur eiti, jos pagaliau turi į ką. Tai šiek tiek apie SMART metodą. Žmonės sako, viskas, aš turiu tikslą, tačiau kai mes pradedam kalbėtis ir diskutuoti giliau, paaiškėja, kad jie turi ne tikslą, o norą. Ir ne, kaip ir minėjau, nieko blogo. Ir noras, aišku, yra kiekvieno pokyčio tokia, sakykime, pradžia, bet problema atsiranda tada, kai tikimės, kad vien noro užteks. Ir dėja, neužtenka. Tai įsivaizduokit, kad rytoj nusprendžiat išvažiuoti atostogų, sėdat į automobilį, įsijungiat navigaciją ir vietoj adreso kažkokio konkretaus įrašot, noriu nuvažiuoti gražią vietą. Tai kaip manot, ar navigacija žinos, kuris nuvesti? Aišku, kad ne. Ji paprašys konkretaus adreso. Tai lygiai taip pat veikia viskas ir su mūsų smegenim, ar ne? Jos daug lengviau padeda mums judėti pirmyn, tada, kai mes jiems duodam komandą, bet aiškiai kryptį. Ir būtent todėl labai ir mėgstu SMART metodą, nes daugelis jį yra girdėję kaip kažkokį verslo planavimo įrankį ar projektų valdymo įrankį, tačiau per savo praktiką tikrai įstikinu, veikia bet kam, planuojant karjerą, asmeninį augimą ar bet kokius gyvenime pokyčius. Ne todėl, kad jis kažkoks stebuklingas būtų, o todėl, kad jis priverčia atsakyti klausimus, kurių dažniausiai savo neužduodam. Tai SMART nėra 5 kažkokios sudėtingos taisyklės, 5 tiesiog paprasti klausimai, kurie miglotą mūsų tą norą paverčia aiškiu tikslu. Tai turbūt pradėkim nuo pačios pradžios, ar ne? Pirmoji raidė S, specific arba lietuviškai konkretu. Labai dažnai, kaip ir sakiau, žmonės nori pakeisti darbą. Ir aš tada visada paklausiu, kokį darbą, ką norėtumėt, kokioj srity, kas tame darbe būtų kitaip negu dabar yra. Tai dažniausiai po šitų klausimų stoja tyla, žmonės atsakymo, todėl kad tiesiog iki dabar nėra, netgi turbūt savęs paklausę šito klausimo. Ir lygiai taip pat būna ir su kitais tikslais, su, pavyzdžiui, tikslu, kad norime daugiau uždirbti. Tai kiek yra daugiau?
arba noriu labiau pasitikėti savimi, ar ne? Tai kaip atrodys tas pasitikėjimas labesnis savimi, ką mes darysim kitaip, kai labiau pasitikėsim savimi, arba yra irgi noras ar ne, noriu mėgstamo darbo. Tai ką jums reiškia mėgstamas darbas? Tai pastebėkit, kaip greitai mes suprantame, kad vienas sakinys gali reikšti 10 vos neskirtingų dalykų. Todėl pirmasis SMART žingsnis yra labai paprastas, kuo tiksliau įvardyti, ko mes norime. Ir ne tam, kad apsisunkint savo gyvenimą, o tam, kad mūsų smegenys pagaliau turėtų tą. Ir labai trumpam sugrįžtumėme tikslo, ar ne? Tai perskaitykite jį dar kartą ir paklauskite savęs, ar žmogus, kuris, tarkim, nieko apie mane nežino, perskaitė šitą sakinį, suprastų, ko aš iš vis siekiu. Tai jeigu atsakymas yra ne, tai pabandykite jį patikslinti. Gal vietoj noriu geresnio darbo atsiras personalo atrankų. Gal vietoj noriu labiau pasitikėti savimi atsiras, noriu drąsiau kalbėti prieš žmonės, susirinkimuose nebijoti išsakyti savo nuomonės. Tai kartais tas papildomas sakinys suteikia daugiau aiškumo negu keli mėnesiai svarstymų. Tuomet galime, ar ne, kai jau matom, kad tas mūsų tikslas tampa kažkoks konkretesnis, pereinam prie antros SMART raidės, tai yra M, measurable arba kitaip pamatuojama. Tai šita dalis labai svarbi, nes jinai atsako į vieną klausimą. Kaip suprasiu, kad judu pirmin? Tai pastebiu irgi labai dažnai, kad žmonės save nuvertina, nes nemato progreso, o nemato jo todėl, nes neprogreso nėra. Niekada su savim jį pamatuos. Tai pavyzdžiui, jeigu tikslas yra susirasti naują darbą, ar ne, galbūt jūs progresą matuosit ne tuo, ar jau gavot darbo pasiūlymą, o pavyzdžiui, kiek iš vis gyvenimo prašymų jūs išsiuntėt, arba kiek darbo pokalbių turėjot, arba kiek naujų kontaktų užmesgėt. Tai jeigu tikslas jūsų, tarkim, irgi yra labiau pasitikėti savimi, galbūt progresą matuosit tuo, kad bent kartą savaitę stengsitės iškyti savo nuomonės, paimsitės kažkokios iniciatyvos, pakalbėti, tarkim, su vadovu, vadovė ir panašiai. Tai matyti tą progresą yra svarbus aspektas, nes kai mes progreso nematom, tai labai greitam galvot, kad iš vis nieko nevyksta. O iš tikrųjų pokytis dažnai vyksta gerokai anksčiau, negu nusimato tas jau galutinis rezultatas. Tai dabar užrašykite atsakymą į vieną klausimą. Tai kaip aš suprasiu, kad artėju prie savo. Ir dabar nebandykite ieškoti kažkokio tobulo atsakymo, svarbiausia, kad jis būtų aiškus jums. Taip, tada turim trečiąją, ar ne, SMART raidę, A, achievable, kitaip pasiekiama, ar ne. Tai čia labai dažnai susidarėm su dviem kraštutinumais, ar ne. Vieni žmonės išsikelia tokius mažus tikslus, kad jie visiškai neįkvepia, kiti absoliučiai priešingai daro, nusibrėžia per kelis mėnesius kardinaliai pakeis kažkaip savo gyvenimą. Ir nors ambicija yra labai gerai, tiesiog mūsų pačių spastais. Tai man labai patinka viena mintis, kad geras tikslas, jisai turi kažkiek gąsdinti, bet realizuoti. Tai jeigu šiandien nuspręstumėt per 3 mėnesius visiškai pakeisti profesiją, gauti dvigubai didesnį atlyginimą, sukurti verslą, tikėtina, kad po kelių savaičių pasijusit truputėlį pervargę. Ir galbūt nesugebėt, o pokytis tuo metu yra per didelis, ar ne, tokiam laiko tarp. Tai kur kas naudingiau savęs paklausti, koks realus yra mūsų kitas žingsnis. Galbūt pirmiausia reikia atsinaujinti tiesiog gyvenimo prašymą, galbūt baigti kažkokius kursus, gal pasikalbėti su žmogum, kuris dirba jūs dominančioje srityje. Tai labai dažnai tie didžiausi pokyčiai prasideda nuo
kurie iš žvilgsnio atrodo visai maži ir dabar dar kartą peržvelkit savo tikslą, paklauskit savęs, ar jis mane įkvepia, ar labiau gąsdina. Ir jeigu labiau gąsdina, tai pagal suskaidyti į šiek tiek mažesnius etapus. Nesgi į viršukalnę irgi nieks neužšoka, ar ne? Visi ją užlipa vienu žingsniu po kito. Ir būtent todėl, taip ir planuojant savo karjerą ar bet kokį pokytį savo gyvenimą, labai svarbu prisiminti, kad rezultatai nėra vieno didelio sprendimo pasekmė. Jie susideda iš daugybės mažų sprendimų, kuriuos mes priimam kiekvieną dieną. Tos vietos, sakyčiau, tikrai padarėm pakankamai svarbų darbą, ar ne? Tai pirmiausia, pabandėm kuo aiškiau vardyti savo tikslą, pagalvojom, kaip galim matuoti to tikslo progresą, įsivertinom, ar tikslas bus realus ir pasiekiamas. Ir dabar jau pereinam prie smartos raidės, kuri mano nuomonė ir nulėmė, ar žmogus tikrai judės pirmin. Tai raidė yra R, taip, ar šitas tikslas iš tikrųjų yra svarbus man. Tai iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad čia labai paprastas klausimas, jeigu jau užsirašiau tikslą, vadinasi, jis man iš tikrųjų yra svarbus, tačiau per daugelį metų irgi dirbdama su žmonėmis pačiame labai įdomų dalyką. Tai kartais mes siekiam ne savo tikslų, mes siekiam tikslų, kurie mums atrodo teisingi. Ir atrodo, kad reikėtų daugiau uždirbti, atrodo, kad reikėtų tapti vadovu, atrodo, kad reikėtų kurti savo verslą, ar ne? Atrodo, kad reikėtų būti produktyvesniem, drąsesniem, sėkmingesniem ir tame žodį reikėtų slypi labai daug, nes mes gyvenam pasaulyje, ar ne, kur nuolat matom kitų žmonių pasiekimus. Socialiniuose tinkluose matome ištisai karjeros pokyčius, naujus verslus, keliones, diplomus, paaukštinimus ir visa tai labai lengvai sukuria tą jausmą, kad mes irgi turim kažko siekti. Ir kartais mes net nepastebim, kad tie svetimi lūpa mūsų pačių tikslais. Ir tikrai labai dažnai mentorystėje susiduriu su situacija, kai žmogus ateina ir sako, aš noriu tapti vadovu. Ir tada aš visą laiką užduodu klausimą, kodėl? Ir dažniausiai pirmas atsakymas būna labai racionalus, ar ne, kad noriu daugiau, tarkim, uždirbti. Tada aš paklausiu dar kartą, kodėl tau svarbu daugiau uždirbti? Ir žmogus atsako, nes nori jausti saugiai. Tada vėl klausiu, kodėl svarbu tas saugumas, ar ne? Ir čia ir matom, kad labai dažnai tas tikrasis atsakymas atsiranda tik tais po kelių kodėl. Ir paaiškėja, kad žmogus visai nenori vadovauti komandai, jis nori daugiau laiko, tarkim, skirti šeimai, daugiau ramybės, didesnio stabilumo arba tiesiog nori nebegyventi tame nuolatinėme strese. Ir štai tuo metu mes jau suprantam, kad vadovo pareigos buvo ne tikslas, o tik vienas iš įsivaizduojamų būdų pasiekti tai, ko žmogus iš tikrųjų ieško. Tai labai kviečiu šiandien aktyviai padaryti tą patį, pažvelgti savo tikslą ir užduoti savo vieną paprastą klausimą, kodėl man tai yra svarbu. Ir kai parašysit pirmą atsakymą, paklauskit savęs dar kartą ir paklauskit dar kartą. Ir šitoj vietoj tikrai neskubėtkit. Labai dažnai tas, kaip ir minėjau, pirmas atsakymas jis būna labai logiškas, pasvertas, ar ne? O tikras gerokai gilesnis. Tokį kaip saldainį iš popierėlio išlukštenti. Tai noriu, kad irgi kokią minutėlę apie tai pagalvotumėt ir paklaustumėt, o kodėl man tai svarbu, o kodėl aš noriu. Tai dabar kol ar ne, tai netgi kviečiu pokalbių lange galit parašyti ne savo kažkokį tikslą, ar ne, o tiesiog vieną žodį, kuris geriausiai apibūdina, kodėl jis jums svarbus. Nes labai dažnai matau, kad žmonių tikslai būna visiškai skirtingi, tačiau tos priežastys labai panašios. Vieni ieško laisvės, kiti ieško ramybės. Ir irgi, jeigu čiate pasidalinsit, galėsit pamatyti tas koreliacijas, ar ne tarpusavį. Tai irgi labai įdomu. Tai būtent šios priežastys ir tampa mūsų pačiu didžiausiu varikliu.
tada, kai mūsų motivacija pradeda sviruoti. Tai patikėkit, ateis tų dienų, kada nesinorės nieko daryti, kai atrodys, kad tas tikslas gal čia per didelis kažkoks arba per sudėtingai pasiekiamas. Tai tokiose situacijose mus pirmin dažniausiai stumia ne pats tikslas, o labai aiškus atsakymas į klausimą, kodėl aš apskritai pradėjau. Todėl kviečiu tą rašuose, nusifotografuoti, nes ateityje būtent jis ir bus tas priminimas, kodėl apskritai mes nusprendėm žengti šitą žingsnį. Tai va, ačiū labai už jūsų darbą ir judam toliau, ar ne, tai kai jau žinom, kad tikslas yra konkretus, pamatuojamas, realus ir iš tikrųjų mums svarbus, lieka paskutinė smart raidė, tai time bound, kitaip tariant, tikslas turi turėti laiką. Ir dažnai žmonės sako, kada nors pakeisiu darbą. Kai atsiras daugiau laiko, pradėsiu mokytis. Arba ten nuo rudens rimtai imsiuosi darbo paieškų. Tai ar girdit, kiek daug čia yra šitose frazėse iš brėžtumų. Ir žodžiai kada nors vėliau arba kai bus tinkamas metas mūsų smegenims iš vis nieko nereiškia. Jos negali planuoti veiksmų, nes nėra aiškios datos. Tai pagalvokite apie labai paprastą pavyzdį. Jeigu kalendoriui pažymėtas vizitas pas gydytoją, ne, tai tikėtina, kad apie jį jūs nepamiršit. Kodėl? Nes yra konkreti diena ir konkretus laikas. Lygiai taip pat veikia ir mūsų tikslai, ar ne? Kai jie turi terminą, jie tampa realesni mums, mūsų smegenims. Tai dėl to ir noriu pakviesti jūs dabar atlikti paskutinę smart užduotį. Prie savo tikslo užrašykit atsakymą į 2 klausimus. Iki kada aš noriu tai pasiekti? Ir dar svarbiau, kokį pirmą veiksmą padarysiu jau šią savaitę. Tai atkreipkite dėmesį, kad neklausiu, ką darysit po mėnesio, klausiu, ką darysit per artimiausias 7 dienas, nes labai dažnai tas mūsų pirmasis žingsnis ir yra sunkiausias. Kai jis jau padarytas, atsiranda jausmas, kad jau pajudėjome mes kažkaip iš vietos. Tai atsakykite iš tos 2 klausimus ir galite toliau. Tai dabar trumpam ir sustokim, ar ne, ir pasižiūrėkim, ką mums pavyko padaryti. Prieš gerą pusvalandį, ar ne, daugelis jūsų turėjo tik norą kažką. Šiuo metu, prieš jūs yra jau tikslas, kuris yra daug aiškesnis. Ir tikrai jis gali keistis, ar ne, ir galbūt po paskaitos irgi jūs jį dar koreguosit, tačiau šiandien jūs darėt tai, ko labai daug žmonių taip ir nepadaro. Skyrėt laiko sąmoningai pagalvoti apie savo ateitį. Ir vis dėlto šitoj vietoj dažnai išgirstu klausimą, ar ne, ir dažniausiai žmonės sako, Marija, dabar atrodo viskas aišku, turiu tikslą, planą turiu, viską turiu, bet kodėl vis tiek nepradedu daryti. Ir čia yra labai geras klausimas, nes labai dažnai problema jau nebėra tikslas, o problema slypi visiškai kitur, ne mūsų planuose, o mūsų kasdieniuose. Ne tame, ko mes norim pasiekti, o tame, ką darom kiekvieną dieną. Ir apie tai truputėlį plačiau pakalbėti, o mes vis tiek liekam toj pačioj vietoj, ar ne? Ir atrodo natūralu, kiek jau žino, ko nori, ar ne? Jeigu turi tą aišku tikslą, net žino pirmosius žingsnius, kodėl daug žmonių vis tiek nieko nekeičia. Kodėl po pusės metų ar net metų jie vis dar sako tą sakinį, kad žinau, kad noriu pokyčio, bet vis tiek nepradėjau. Tai man atrodo, kad mes labai dažnai ieškome tiesiog neatsakymų, kad mums trūksta motyvacijos, kad nesam kažkokie pakankamai disciplinuoti, kad galbūt neturim valios.
Tačiau kuo daugiau gilinuosi žmogaus elgesį, tuo labiau matau, kad problema retai slypi motivacijai. Dažniausiai problema slypi mūsų visų smegenų veikimo principuose ir kai tai mes suprantam, pradedam į save žiūrėti šiek tiek švelniau. Tai mūsų smegenys turi pagrindinį tikslą, ar ne, padėti mums išgyventi. Nepadaryti mus laimingus, nepadėti gyvendinti mums svajonės, o išlaikyti mus saugius. Būtent todėl jos nuolatos ieško to, kas mums yra pažįstama. Jeigu mes seniai svajojom profesiją, tai dabartinė situacija mūsų smegenims atrodo daug saugesnė, kad jinai jau yra pažįstama. Ir dažnai žmonės irgi sako, kad nežinau, kodėl taip jau keisti darbą, juk suprantu, kad dabartiniam darbe nesijaučiu gerai. Ir čia žmogiški jausmai, ar ne? Nes mūsų smegenys labai dažnai vertina ne tai, kas mums yra geriau, o tai, kas mažiau rizikinga. O bet koks pokytis, net ir teigiamas, reiškia nežinomybę. Ir nauji žmonės, ar ne, nauja aplinka, nauja užduotis, nauji, nežinau, lūkesčiai. Kažkaip sąmoningai galim labai norėti to pokyčio, bet pasąmoningai mūsų smegenys galvoja, kad, gerai, dar reikia palaukti, čia bent jau žinom, kas vyksta, ar ne? Ir noriu, kad trumpai dabar apie tai pagalvotumėt. Ar jums tekia ilgai likti situacijai, kuri, tarkim, visiškai nebeteikė džiaugsmo, vien todėl, kad ji buvo pažįstama? Būtinai turi būti darbas, ar ne? Galbūt gali būti santykiai, gali būti studijos. Projektas, kuris jau seniai mūsų tiesiog nebeįkvėpia. Ir kartais mes renkamės ne tai, kas mums yra iš tikrųjų geriausia, o kas mažiausiai baisu. Ir čia irgi noriu paminėti, kad yra ne silpnumo ženklas kažkoks, o tiesiog žmogaus smegenų veikimo principas. Tai norėčiau, kad truputėlį irgi pamastytumėt apie tai, apie tą situaciją, ar ne, kur galbūt pasirinkot jūs tą kažkokį patogumą, pažįstamumo patogumą. Tai psichologija yra iš tikrųjų labai vienas gerai pažįstamas reiškinys, jisai vadinasi status quo. Paprastai kalbant, tai jis reiškia, kad žmonės yra linkę išlaikyti esamą situaciją net tada, kai pokytis galėtų būti naudingas. Kitaip tariant, ar ne, kad mes dažnai renkamės tai, ką jau turime, vien todėl, kad tai pažįstame. Tai labai gerai matos ypatingai kalbant apie karjerą, ar ne? Tai pagalvokit, kiek žmonių kas rytą iš tikrųjų atsikelia nenorėdami eiti į darbą, tačiau vis tiek jame lieka. Dar metus, dar 2 metus, ar net 10 metų. Ir ar tikrai visi jie neturi galimybių? Greičiausiai turi. Tačiau tas naujas kelias tikrai atrodo kažkoks labiau gal rizikingas negu senas kelias. Net jeigu tas senas kelias mums absoliučiai nebetarnauja. Tai kartais man atrodo, kad ta didžiausia klaida, kurią mes darom galvodami apie pokyčius, yra įsitikinimas, jog neprimdami sprendimo mes tarsi liekam neutralioj pozicijai. Atrodo, kad šiandien, jeigu nenuspręsiu nieko keisti, tai tiesiog palauksiu geresnio momento. Tačiau tas gyvenimas neutralioj pozicijai, jo nebūna tos pozicijos, ar ne? Kiekvieną dieną, kai mes nieko nenusprendžiam, iš tikrųjų sprendimas yra. Mes pasirenkam likti ten, kur esam. Ir kartais mes visiškai to net nepastebim. Atrodo, kad lygtais nieko blogo neįvyko, dar vieną savaitę žiūrėk, dar vienas mėnuo, dar 1 metai. Tačiau taip gyvenimas ir juda toliau ir atsiranda naujų galimybių, naujų pažinčių, dėl naujų projektų. Mes nedalyvaujam ne todėl, kad mes negalim, o todėl, kad vis dar laukiam to kažkokio tinkamo momento. Tai ir noriu, kad dabar jūs paklaustumėt savęs vieno klausimo, ar ne? Tai įsivaizduokit, kad po metų nieks nepasikeitė. Dirba tą patį tuos skaičius, ar ne, ir vis dar galvojate apie tą patį pokytį, apie kurį galvojate šiandien. Tai kaip jūs jaustumėtės? Ar būtumėt ramus, buvo sąmoningas pasirinkimas? O gal kažkaip viduj atsirastų tas nusivylimas, kad dar 1 metai. Tai šitas klausimas jums yra skirtas ne kažkaip išgąsdinti,
tiesiog padėti pamatyti labai svarbų dalyką. Laikas praeis bet kuriuo atveju. Klausimas tik tas, ar po metų jau atsisukę atgal mes galėsim pasakyti, kad, bent jau pabandžiau. Nes kartais rizika didžiausia ir yra nepabandyti, ar ne? Didžiausia rizika po kelių metų suprasti, kad taip ir mes kažkaip nesutikėm savo galimybę sužinoti, kas būtų buvę, jeigu būčiau išdrįsus. Ir čia labai svarbu suprasti vieną dalyką, kad pokytis visada turės savo kainą, tačiau labai dažnai mes matom tik vieną pusę. Kainą, kurią teks sumokėti keičiantis. Bet mes galvojam apie pastangas, laiką, mokymasi, nežinomybę, galimas klaidas. Tačiau kažkaip niekada savęs nepaklausiam, kiek mums kainuoja nieko nekeisti. Tai labai noriu, kad trumpai atliktumėte irgi pratimą. Užrašykit tų klausimus. Pirmas. Ką laimėsiu, jeigu pagaliau pokyčiai? Ir ką prarasiu, jeigu dar metus nieko nekeisiu? Ir pastebėkit, kad tas antras klausimas yra visai kitoks. Labai dažnai mes skaičiuojam tik pokyčio kainą, tačiau beveik niekad pat ir neskaičiuojam stovėjimo vietoj kainos. Tai noriu, kad irgi pagalvotumėt porą minutėlių apie tai. Ir tokie tikrai svarbus klausimai. Šiaip pastebėjau irgi labai dažnai, kai žmonės atlieka šitą pratimą, tai atsiranda vienas labai įdomus dalykas. Pirmame stulpelį atsiranda dažniausiai žodžiai tokie kaip augimas, didesnis atlyginimas, įdomesnis darbas, daugiau prasmės ar daugiau pasitikėjimo savimi. Tačiau antrame stulpelį atsiranda visai kitokie dalykai. Dar vieni metai nepasitenkinimo, prarastos galimybės, nuovargis, nusivylimas savimi, jausmas, kad gyvenimas tiesiog eina pro šalį. Ir kartais būtent šitas antrasis stulpelis tampa stipriausia motivacija pradėti veikti. Ne todėl, kad žmogus staiga nustoja bijot, o todėl, kad supranta, kad likti ten yra dabar jam kainuos daug daugiau. Tai labai norėčiau, kad po šitos dalies jūs išneštumėt vieną mintį, kad jūs neprivalote šiandien priimti didžiausias sprendimo. Suprasti, kad ir sprendimas nieko nekeisti turi savo pasekmes, ar ne? Klausimas tik vienas, kurią kainą jūs renkatės mokėti. Dar ką norėčiau šiandien aptarti, ar ne, labai dažnai pervertinama žodį – motivacija. Tai labai dažnai girdim, ar ne, kad šiandien motivacijos, kai atsiras daugiau motivacijos, tada pradėsiu veikti. Atrodo, kad ta motivacija kažkaip tampa ta pagrindinė sąlyga veiksmui. Tačiau ir noriu paklausti, ar tikrai. Pagalvokit apie savo kasdienybę, ar ne? Kiekvieną rytą atsikeliat, reikia dantis valyti. Ar labai jūs daug motivacijos jaučiat tuos dantis valyti? Tikriausiai ne, ar ne? Ar kiekvieną dieną jau jaučiat didžiulį kvėpimą važiuoti į darbą, gaminti vakarienę ar susitvarkyti namus? Irgi greičiausiai ne. Tačiau kiek tai visi darom, ar ne? Kodėl? Nes daugelis šių veiksmų yra jau seniai susiformavę įpročiai. Mes jų nebedarom todėl, kad esame motyvuoti. Mes jūs darom, kad jie tapo mūsų kasdienybės dalim. Ir būtent čia ir slypi labai svarbi mintis. Jeigu savo atėtume vieną motivacijos, tai labai tikėtina, kad anksčiau ir vėliau sustosim. Motivacija iš esmės yra emocija,
O emocijos nuolat keičia dieną. Wow, kupini energijos ir atrodo, kad galim kaltus nuverst. Kitą dieną, kokios darbo dienos, pavargę ir paskutinis dalykas, apie kurį tai naujos kažkokios karjeros planavimas. Tai jeigu mes lauksim tik tų dienų, kai jausimės įkvėpti, tai mūsų tikslai judėjo lėtai. Todėl šiandien vis dažniau aktyvacija apie sistemas ir galbūt jūs esat girdėję frazę, mes nepasiekėm savo tikslų lygio, mes nusileidžiame iki savo sistemos lygio. Ir šita mintis iš tikrųjų priklauso generiam vyrukui James Clear, jis yra parašęs knygą Atominiai įpročiai, angliškai vadinosi Atomic Habits, ir kai pirmą kartą pačią knygą perskaičiau, tai mane tikrai taip sustabdė, netgi sakyčiau. Nes supratau, kad didžiąją laiko dalį mes galvojam apie rezultatą ir labai mažai galvojam apie patį procesą. Ir va dar viena mintis, kuri man atrodo labai svarbi, planuojant bet kokius pokyčius, yra ta, kad mes dažnai neteisingai vertinam laiką. Viena savaitė mums atrodo labai ilgas laiko darbas, ja, ne? Ir tikimės, kad per tą vieną savaitę kažkas reikšmingo. Ir jeigu mes po kelių dienų nematom rezultatų, pradedam abejoti, kad nežinau, gal čia mes kažkokią ne tą kryptį pasirinkom, vyks, o gal apskritai neverta stengtis. Kartu mes labai dažnai neįvertinam, kiek daug gali per metus pasikeisti. Tai jūs pagalvokit, pavyzdžiui, apie save prieš 1 metus. Tai labai tikėtina, kad per tą laiką išmokot kažkokių naujų dalykų, sutikot naujų žmonių, susidūrėt su kažkokiais naujais iššūkiais, kurių gal net nenumatėt, ar ne? Ir pokyčiai vyksta dažniausiai ne šuoliais, o jie kaupėsi. Kiekviena perskaityta knyga, kiekvieni mokymai, kiekvienas išsiųstas gyvenimo aprašymas, toks labai mažas žingsnis. Tačiau po kurio laiko tie maži žingsniukai sukuria rezultatą, kuris anksčiau atrodė labai tolimas. Tai mes kartais per anksti tiesiog pasiduodam ir nusprendžiam, kad nieks neveikia visgi. Ir visai ne todėl, kad mūsų pasirinktas kelias blogas, o todėl, kad mes nespėjom nueiti pakankamai toli. Jeigu ar ne pasodintume medį, tai mes nesitikim gal, kad medis pasaulyje jau išaugs, galėsim jo pavėti susėsti. Tai su karjeros pokyčiais iš tikrųjų yra visiškai taip pat, ar ne? Pirmiausia, reikia pasirūpinti šaknimis, naujom žiniom, naujais įpročiais, kažkokiais nuosekliais veiksmais. Ir tik po to jau ateina rezultatai, kuriuos mes galim pamatyti ir kuriuos gali pamatyti ir kiti. Tai todėl labai kviečiu šiandien kantrybę pradėti vertinti ne kaip laukimą, o kaip tiesiog nuoseklų judėjimą pirmyn. Nes labai dažnai pokyčiai įvyksta ne tiems, kurie 1 savaitę labai padirbėjo čia intensyviai ir viskas, o tiems, kurie žingsniukas po žingsniuko nesustojo įdėti kelis mėnesius iš eilės. Tai visiškai pabandykim tai pritaikyti ir karjerai, ar ne? Ir įsivaizduokite, du žmonės, abu nori susirasti naują darbą. Pirmas kiekvieną rytą atsibunda ir laukia, kol atsiras motyvacija. Vienomis dienomis jis peržiūri darbo skelbimus, kitomis dienomis nusprendžia, kad šiandien ta diena netinkama, nėra nuotaikos. Antras žmogus susikuria labai paprastą sistemą. Kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį nuo 7 iki 8 vakaro jis skiria laiko savo karjerai. Ir nesvarbu, ar tą dieną jautėsi įkvėptas ar pavargęs, tai tiesiog yra jo savaitės dalis. Tai įsivaizduokit, kaip jūs manot, kaip atrodys jų tikslai, kuris po pusės metų bus arčiau savo tikslo. Tai atsakymas, manau, akivaizdus, ar ne? Ir ne todėl, kad antras žmogus labiau motyvuotas, o greičiausiai priešingai, ypač kai kuriom dienom, kai jis nieko nenori daryti, jis laikosi tos sistemos, ar ne? Sprendimas jau yra priimtas iš anksto. Tai noriu pasiūlyti irgi tokią užduotėlę jums. Tai šį kartą negalvokit irgi apie galutinį tikslą kažkokį, pagalvokit apie savo visą savaitę. Tiesiog mintise apžvelkite, ar ne? Kurią savaitės dieną jums realiausia būtų bent 30 minučių savo karjerai. Ne tada, kai jūs daugiausia laiko turėsit, ne tada, kai baigsis visi darbai, o dabartiniam savo gyvenime. Ir užsirašykit dabar tą konkrečią dieną, konkretų laiką,
Pavyzdžiui, trečiadieniais nuo 7 iki pusės 8. Arba sekmadieniais po pusryčių 1 valandą skiriu profesiniam augimui. Ir vat pastebėsit, kad vos tik atsiranda konkretus laikas, mūsų tikslas iškart tampa daug realesnis. Tai vat, labai svarbu dar irgi paminėti, kad klaida, kurią mes labai dažnai darom planuodami pokyčius, mes norim matyti tą rezultatą taigi labai greitai, ne? Ir jeigu po 2 savaičių dar negavom darbo pasiūlymo, tai pradedam galvoti, kad nieks neveikia. O jeigu dar nesijaučia daug labiau pasitikintis savimi, tarkim, tai labai nusiviliam. Tačiau pokyčiai beveik niekada nevyksta taip, ne? Jie, kaip ir minėjau, kaupiasi, kaip sudėtinės palūkanos banke. Tai iš pradžių atrodo, kad nieko nevyksta, po kurio laiko jau atsisukam atgal ir suprantam, kad oho, kiek pasiekėm. Tai irgi nepamirškit, kad šiandien mes nekuriam kokio tobulo plano, mes kuriam sistemą, kuri veiks ir tada, kai tos motyvacijos mažiau, nes būtent tokiom dienom sprendžiasi, ar tikslas liks tik graži idėja, po truputį jau jausis kaip realybė. Dar ką noriu labai aptarti, ne? Tai yra 4 įsitikinimai, kurie mus stabdo, ypatingai stabdo keičiant. Tai noriu, kad padarytumėt mažą eksperimentą. Per visą šitą vakarą tikrai kalbėjom nemažai apie tikslus, apie veiksmus, apie įpročius. Stabdo ne tai, kad jis nežino, ką daryti. Jis sustabdo įsitikinimai, kuriuos jis nešasi daugelį metų. Ar ne? Ir tokie įsitikinimai dažnai atrodo mums kaip faktai ir mes jų net nekvestionuojam. Tiesiog priimam kaip yra, kad čia yra tiesa ir pagal juos priimam sprendimus. Tai noriu pakalbėti apie tos 4 mitus, kuriuos dažniausiai girdžiu ir labai kviečiu irgi ne tik klausytis, bet ir apie juos pagalvoti, ar ne? Ir ar bent vienas iš jų nėra tapęs tiesiog jūsų kažkoks vidinis balsas. Ar ne? Pirmiausia, turiu žinoti tiksliai, ko noriu. Iš pirmo žvilgsnio tai labai logiškai skamba, ar ne? Atrodo, prieš keičiant karjerą žmogus turi turėti labai aišku visą planą, ar ne? Turi žinoti, kokio darbo nori, kokio atlyginimo tikisi, kokio įmonėje dirbti ir save matys, tarkim, po 5 metų. Tačiau realybėj dažniausiai aiškumas atsiranda ne prieš veiksmą, o jau veikiant. Ir labai sunku suprasti, ar jumsgi patiks tas sritis, jeigu apie ją tik galvoja. Tai daug daugiau sužinosit, bent pokalbį su tos srities specialistu. Arba bent po darbo pokalbio. Todėl kartais nereikia ieškoti tobulo atsakymo, ką nori veikti visą likusį gyvenimą. Kartais užtenka atsakyti daug paprastesnį klausimą, ką norėčiau išbandyti toliau. Šis klausimas daug mažiau gąsdina ir kartu atveria daugiau galimybių. Antrasis mitas. Pirmiausiai turiu labiau pasitikėti savimi. Tai čia turbūt vienas dažniausiai girdimų sakinių ir jis labai skamba irgi įtikinamai. Atrodo, kad tas pasitikėjimas savimi jau yra kažkokia būsena, kurią vieną dieną pasieksime, o tada jau galėsime kandidatuoti geresnės pareigas, kalbėti apie geresnius atlyginimus ir panašiai, ar ne? Tačiau, kviečiu iš vis pagalvoti, kas yra ir kur apskritai atsiranda tas pasitikėjimas savimi. Ar jis atsiranda todėl, kad ilgai apie save galvojom, ar todėl, kad tiesiog natūraliai mes kaupiam tą patirtį. Tai kviečiu irgi prisiminti kažkokį dalyką, kurį jūs šiandien, tarkim, darot visiškai ir jis kėlė labai daug streso. Gal, nežinau, pirmas viešas pristatymas, gal pirmas darbo pokalbis, diena naujam darbe. Tai turbūt nei vienoje iš tų situacijų nesijautėt 100% pasitikinti savimi, bet pasitikėjimas su. Tai reiškia, kad pasitikėjimas nėra priežastis pradėti, jis yra pasekmė to, kad jūs jau pradėjote. Tai Trečiasis mitas. Jeigu bijau, vadinasi, tai ne man. Ir šitas įsitikinimas yra, nes atrodo visiškai logiškas. Atrodo, jeigu kažkas jau kelia baimę, vadinasi, nuo to pasitrauk. Tačiau pagalvokit apie tuos svarbiausius savo gyvenime įvykius. Pirmas darbo pokalbis, pirma diena universitete, persikraustymas, egzaminai, gal net vestuvės ar vaiko gimimas. Tai labai tikėtina, ar ne, kad šitus didelius kažkokius esminius
įvykius lydėjo jaudulys, bet ar tai reiškia, kad jie buvo neteisingi? Tikrai ne. Tai baimė labai dažnai rodo ne tai, kad einam blogu keliu, ji rodo, kad einam ten, kur dar nebuvom. Ir va čia yra didžiulis skirtumas. Tai labai kviečiu šiandien irgi pakeisti vieną klausimą. Vietoj, kodėl aš bijau, pabandykit paklausti savęs, ko šitą situaciją gali mane išmokyti. Ir pastebėsit, kad vien šis klausimas leidžia į baimę pažvelgti visiškai kitų kampų. Ir jinai nėra ženklas sustoti, tampa ženklu mums augti. Ir man labai patinka iš tikrųjų ta mintis, kad baimė tikrai nėra kažkoks kompasas, jis neparodo, ar kelias yra teisingas ar neteisingas. Baimė parodo tik tai, kad einam ten, kur mums iš tikrųjų rūpi. Tai vad pagalvokim apie tuos svarbius mums sprendimus ir labai tikėtina, kad per juos tikrai jautėm nerimą, tačiau šiandien tikriausiai nesakytum, kad jie buvo neverti to nerimo. Todėl kitą kartą, vėl kai pajausit tą baimę, pabandykit jos neverti kliūties, galbūt ji yra tiesiog natūrali jų istorija, kaip ir visų turbūt žmonių. Na ir ketvirtasis mitas, kad pokytis turi būti didelis, kitaip neverta net pradėti. Ir man atrodo, kad būtent šitas mitas stabdo daugiausiai žmonių. Mes galvojam, kad jeigu jau keičiame karjerą, tai turim viską pakeisti iš karto. Gyvenime dažniausiai viskas vyksta kitaip. Kartais vienas pokalbis pakeičia kryptį, vieni kažkokie mokymai atveria naujas galimybės, viena pažintis padeda rasti darbą, apie kurį net negalvojam. Ir labai dažnai tie maži sprendimai sukuria didžiausius pokyčius mūsų gyvenime. Paprašyti paskutinės šios bloko užduotis. Pažvelkite visus 4 mitus ir į vieną klausimą, kuris iš jų mane stabdo labiausiai. Užrašykit tik vieną, nes jeigu atpažįstam savo didžiausią, daug lengviau su jie dirbti. O tada po tuo sakiniu parašykit dar vieną. Nuo ko šiandien vietoj šios minties renkuosi tikėti ir užbaigit sakinį savai žodžiais. Tai galbūt vietoj dar nesu pasiruošus, atsiras pasiruošimas, ateina veikiam. Galbūt vietoj bijau, todėl nereikia bandyti, atsiras bijau, nes man tai svarbu. O gal vietoj nežinau kelio, atsiras kitais. Tai va, skirkit kokią minutėlę šitam, pagalvokit. Bet kuris tas mitas, kuriuo aš tikiu? Tai labai norėčiau, kad šitą užduotį mes užbaigtumėm labai tokia paprasta mintim. Mūsų gyvenimą dažniausiai formuoja ne aplinkybės, jį formuoja sprendimai, kuriuos mes priimam remdamiesi, kuo tikime. Ir dažniausiai iš tikrųjų pokytis prasideda net ne nuo naujo darbo, ne nuo naujų mokymų ir net ne nuo naujo tikslo. Kartais jis gali prasidėti tiesiog nuo vienos naujos minties, kurią leidžiame savo patikėti. Tai labai, labai tikiuosi, kad bent viena mintis tokia šiandien atsiras ir jūsų užrašuose. Tai kas toliau, ar ne? Tai dieninio susitikimo pabaigos. Norėčiau, kad trumpam sustotume. Beveik valandą jau kalbam, ar ne? Ir tikrai pakalbėjom nemažai. Pradėjom nuo klausimo, kodėl vien noro neužtenka. Kalbėjom apie tai, kaip tą mūsų norą paversti aišku tikslu pasitelkiant SMART metodą. Vėliau bandėm suprasti, kodėl net ir turėdami kažkokį aišku tikslą kartais liekam stovėti vietoj. Kalbėjom apie mūsų smegenų polinkį rinktis tai, kas pažįstama, apie motyvacijos ribotumą, ar ne, kad čia yra tiesiog emocija, apie mažų įpročių galę ir apie įsitikinimus, kurio dažnai tam didžiausia kliūtimi mūsų pačių augimui.
Tačiau sutalpinti vieną sakinį, tai skambėtų labai paprastai. Pokyčiai neprasideda tada, kada mes tampam kitais žmonėmis, ar ne? Pokyčiai prasideda tada, kai mes pradedam tiesiog kitaip elgtis. Ir labai dažnai tikimės, kad vieną dieną pabusim pat labiau pasitikinti savimi, drąsesni, labiau motyvuoti, pagaliau visiškai pasiruošę, tačiau gyvenimas kažkaip atrodo visai kitaip, kad pirmiausiai atsiranda veiksmas, po to atsiranda patirtis, o jau už tos patirties atsiranda pasitikėjimas savimi. Tai norėčiau labai, kad prisimintumėt patį mūsų susitikimo pradžioje išrašytą sakinį, tą vieną pokytį, kurio šiandien labiausiai norėjot. Galbūt jis per šią valandą šiek tiek jau pasikeitė, galbūt tapo konkretesnis, gal supratot, kad iš tikrųjų siekit visai ne to, ką buvot parašę pradžioje ir čia visiškai normalu yra. Kartais didžiausias atradimas nėra kažkoks naujas tikslas, o didžiausias atradimas yra tiesiog aiškumas. Tai labai dažnai galvom, kad tas aiškumas, jisai ateina, kai mes randam visus atsakymus. Tačiau man atrodo, kad gyvenime jis dažniau ateina tada, kai pradedam užduoti savo geresnius klausimus. Ir šiandien mes jau uždavėme savo nemažai, ko aš iš tikrųjų noriu, kodėl man tai svarbu, kas mane stabdo, ką galiu padaryti už šią savaitę. Ir galbūt ne į visus klausimus šiandien radom atsakymą. Ir to ir nereikia. Kartais užtenka pradėti tiesiog juos savo užduoti. Tai noriu pasiūlyti pačią paskutinę užduotį. Jis yra labai paprasta, tačiau mano nuomonė viena svarbiausia šiandien. Tai užrašykit sakinį, po šio seminaro aš įsipareigoju ir užbaikit jį konkrečiu vienu veiksmu. Labai svarbu, kad tas pažadas, kada nors ateityje, tai turi būti kažkoks veiksmas, kurį galėsit padaryti per artimiausią 72 valandas. Kodėl 72? Todėl, kad įpročiai apie jeigu mes atidedam pirmą veiksmą po priimto sprendimo, tuo didesnė tikimybė, kad taip ir grįžim prie senų tų įpročių. Tai įkvėpimas, jisai toks trumpalaikis veiksmas. Todėl labai svarbu jį paversti, jau veiksmu, ar ne, kol jis dar gyvas. Tai pagalvokit, kas tai galėtų būti, galbūt šiandien vakare jau po paskaitos atsinaujinsit savo gyvenimo prašymą, o gal rytoj išsiregistruosit į seniai planuotus mokymus, gal paskambinsit žmogus, kurio norėtų pasitarti dėl karjeros, gal skirsit valandą savo tikslų peržiūrai, nesvarbu, koks bus tas žingsnis, svarbiausia, kad jis bus realus ir kad jis priklausys tik nuo jūsų. Tai tokia kokią minutėlę. Jeigu dar rašo, tai pabaikit savo mintį, tikrai neskubėkit, bet dar kartą pažvelkit į tai, ką jau parašėt, ar ne, ir tikrai labai tikiuosi, kad šita mintis viena iš svarbiausių šiandien, ne todėl, kad tą mintį parašėt šio momento, viskas, jinai jau priklauso jums, ar ne, ir dabar norėčiau netgi tokį pratimą pakviesti trumpą padaryti, užmerkt akis ir įsivaizduokit, kad jau yra. Ir jūs lygiai po 1 metų prisimenat šitą vakarą, prisimenat sakinį, kurį užrašėt, ką norėtumėt apie save pasakyti. Kad ir toliau galvojat apie pokyčius, ar kad pagaliau pradėjot. Tai kai pradėjom šitą seminarą, sakiau, kad labai dažnai žmonės žino, jog nori pokyčių, tačiau nežino, nuo ko pradėti. Tai labai
tikiuosi, kad bent dalis jūsų šiandien, na tai ir bus tas pirmas žingsnis, ar ne, kad tapo aiškiau kažkiek. Galbūt tas žingsnis didelis, bet galbūt netgi jis nėra labai drąsus, tačiau jis yra jūsų. O kartais vat, būtent to vieno mažo žingsnelio mums užtenka, kad po metų atsisuktumėm atgal ir suprastumėm, kad viskas prasidėjo nuo to vieno sprendimo. Tai nuoširdžiai dėkoju, kad šį vakarą skiriate savo. Ačiū už jūsų dėmesį, atvirumą ir norą augti. Ir labai noriu jums palinkėti netobulo momento, o noriu palinkėti aiškumo, nes kai žmogus aiškiai žino, kur eiti, pirmas žingsnis tampa gerokai. Jau šiandien nekartą kalbėjom, jums nereikia matyti viso kelio prieš akis, jums tai reikia matyti kitą žingsnį. Tai ačiū, kad buvot šį vakarą kartu ir manau, kad galime baigti paskaitą. Galbūt kažkas turit klausimą kokį. Tai mielai atsakysiu.